Estrela Double Hero. Alio. Sveiki, ar su Nerijum kalbu? Taip. Čia jums skambina iš Vilniaus 3 venerinių ligų dispanserio gydytojas Povilas Grybas. Turime tokį atvejį, kai viena panelė teigia, kad tu esi Nerijau paskutinis, su kuriuo jinai turėjo lytinių santykių. Ir dabar būtinai skubiai reikia, kad atvyktum pas mus į Vilnių pasitikrinti, AIDS testą reikia padaryti. Nes net neturėjau lytinių santykių. Kaip tai? Jinai sako, kad su tavim turėjo. Ne. Tai nežinau, tai gal jinai kažką sumaišė, gal bučiautės, nes čia prieš savaitę sakė, viskas buvo. Jinai Vilniui gyvena. Jo, jinai Vilniui gyvena. Bet kadangi aš į Vilnių nevažiavau, taigi aš negalėjau niekaip su ją bučiuoti. O gal kas nors buvo pas tave atvažiavę iš Vilniaus? Nes mes šiaip nesugalvom tavo numerio, žinai. Mes iš kažkur įgavom, panelė davė tavo kontaktus, Nerijus ir telefonas. Jis tavo nei pavardės, nei žino, nei ką. Ir mes, kadangi čia skubus atvejis, o aš negaliu pasakyti, kas ta panelė, nes yra konfidenciali informacija, ir mes kviečiame tave atvykti pas mus Geležinio Vilko 3, Vilnius čia. Reikia pasidaryti tyrimus ir kuo skubiau. Ir kur tu gyveni? Kretingoje. Supratau, tai čia tolokai. Reiktų gal iš Klaipėdos tavo atsiųsti automobilį ir jis nugabentų tave į ligoninę. Bet čia nesąmonė, nes iš Vilniaus nebuvo jokia panelė, niekas atvažiavę. Iš Vilniaus nebuvo, ne? O tai gal iš kur nors kitur buvo panelė atvažiavus? Ne. Praeitą šeštadienį, tu pabandyk prisiminti. Nebuvo. Nieko nebuvo, ne? Ne. Supratau. Bet tiek, gal pasitikrink. Aš suprantu, gal su manim nenori kalbėti čia apie tai, bet, vis tiek, pasitikrinti aš tau siūlau, nes čia yra skubus atvejis. Suprantu. Tai kada galėtum atvykti, ar mum atvykti su automobiliu paimti tave? Mes turime specialų automobilį, jis greit tave pervežtų. Nereikia. Kodėl? Čia kažkokia nesąmonė. Ne, čia nėra nesąmonė. Žmonės man kasdien taip sako, kad čia yra nesąmonė, bet kai jie pasitikrina, sako, ar dar galiu ką nors padaryti. Čia yra skaudi realybė. Nežinau, o dar... Kaip iš oro gali atsirasti tokia lyga? Aš nežinau, iš oro tokios lygos neatsiranda. Dėl to ir yra venerinės lygos, jos plinta lytiškai. Bet kad lytinių santykių tikrai neturės. Tai gal turėjai lytinių santykių telefonu? Nes turim atveju, kai telefonu plinta tai. Telefonu, čia nesąmonė. Čia yra naujos technologijos, ten jie prigalvoja visko tiek. Ir mikroschemos, ne? Taip. Tokių ten yra. Įsijungi per USB. Nežinau. Nes taip iš kompiuterių jaunimas žiūrėdamas pornografiją ir prisigaudo virusų. Iš pradžių kompiuterį, o vėliau pas save. Kažkaip tai jie ten sugalvoja pabendrauti su kompiuteriu lytiškai. Nežinau, gal tu su panele kokiu Skype'u bendravai. USB lizdą kažkas įkiša jaučiu. Supratau, tai į USB lizdą nieko ten nebuvo, pas tave tvarkoj. Tvarkoj. Tai klausyk, Nerijau, o kada paskutinį kartą valgiai traškučius? Geras klausimas, taip. Nes čia tau skambina Estrela Double Hero ir tave pralinksmint norėjo Jonas. Jūs išdūrė Estrela Double Hero. Ir šio skambučio įrašą tu rasi pas Joną ant sienos Facebook'e. Ir Facebook'e galėsi sakyti Jonui skambutį ir mes jam paskambinsim. Ne, karačius paaiškis. Gerą vakarą, Nerijau. Jums taip pat. Estrela Double Hero.